Labas rytas. 2 dienas mes jau laukiniai, jau vakaras jau buvo toksai, o jau mus kviečia mankštą. 2 dienas mes jau laukiniai, tai nedaug reikia kartais, tiesiog reikia kažkur tai išvaryti. O mes plaukiam iš Kauno į Nidą. Šiandien bus 3 diena plaukimo, mes jau turim nuplaukę 101 kilometrą ir turim praradę 3 žmonės, turim išgyvenę vieną audrą ir turim labai fainą laiką, vasaros nuotykį. Mankštelė vyksta, pažiūrėkit, koks vaizdas ir kokia kompanija. Ateik, mes būsim dviese. Va, pažiūrėk, kokia graži aikštelė. Pažiūrėkit, kokia graži aikštelė. Palaukit, tai užsidėsiu marškinėlius gražius. Labas rytas. O, labas rytas. Einam, pažiūrėsim, kas per marškinėliai gražus. Einam, kviečiu į pusryčius. Pusryčiam šiandien grikiai. 3 diena, 3 dienos rytas ir pirmą kartą grikius valgom. Aš šiandien būdintis. Šiandien jūs statot. Ką? Namą. O, teisingai. Kaip grikučiai? Nėra. Nu, ta prasme, grikučių nėra. Kaip grikučiai. Yra puodė. Parodyk savo puodą. Va čia taip organizatorius maitina. Duoda man po šaukštelį pats. Teisybę parodyti, tai va puodą reikia. Tu jau palaukit, tu parodysim. Va, prašau, matot, kaip valgomas. Čia reiškia, kad yra perteklius ir jau jis žmogus net nebegali pajėgti suvalgyti. Akis didelės, burna maža. Nam-nam? Nam-nam. Daugiau nei reikia šį kartą. Oi, viskas skanu. Pasiruošęs plaukti. Simukai, mane paimk, aš turiu idėją. Šiaip tai sekant žygį, Simonai, reikia padaryti grikių iššūkį. Savaitės dieną grikiai nuostabu būtų. Vargo šeimininkėm nebūtų visiškai. Mes esam su tavim profesionalūs grikių košės virėjai. Tai vat, šiandien mes kaip ir pradėjom grikių iššūkį. Labai skanus grikiai. Labai gera mintis. Va, išplaukėm į 3 dieną, pradedam irklavimą, informavom pasienį, kad mes išplaukėm ir kas šiandien laukia nežinia. Dabar dar vėjas silpnas, bet paskui visai pakils. Žiūrėjom prognozes, tai vėl per vėją varysim. Tikėkimės, kad truputį mažesnį, gal taip nebangos ir tikimės nuplaukti vėl apie 50 km, kas ambicinga yra su tokiais laiveliais, bet aš manau, kad mums pavyks. Ar mums pavyks, tai aš sužinosiu turbūt pirmas, jūs sužinosit antri. Vežuosi hamaką į žygį, bet dar nei vienos nakties nenakvojau medyje. Labai noriu miegoti medyje, nes uodų šią naktį buvo labai daug. Toks tiesiog sunku buvo miegoti. Tas tinkliukus ten kažkaip tai kamšai darai, bet hamakas, aš mėgau, patinku po hamako tinkliukų, ten įlindęs į hamaką, bet ant žemės pasitiesęs. Tai taip, žodžiu, visai ne tas, ko norėjau. Norėčiau medyje, patogiai su tinkliuku, tai labai tikiuosi, kad pavyks galbūt jau šiąnakt pastatyti. Bet čia tokios smulkmenos, tai net neverta turbūt ir pasakoti. Kartais tiesiog sunku nufilmuoti tą vėją ir kaip mes irkluojam, nes tada reikia irkluoti, kai yra toks vėjas ir bangos, tada nėra kada filmuoti. Bet šiaip tai mes čia plaukiam jau 2 dieną per Tokiją. Šiandien vėjas netgi stipresnis nei vakar buvo. Radom nuskendusi laivą, baržą kažkokią. Sustojom. Pasigrožėt vaizdų ir vėjų. Meldžiasi valtims. Arba Rusijai. Nes tas krantas rusiškas. Bet ne, iš tikrųjų tai mankštinamės. Plaukiam, miegas ima
sunku, bet reikia plaukti, nes prieš tokį vėją ir taip subuoja tas vandenukas ir taip migdo, mane labai migdo. Bet ką, judam tolyn. Dar liko daug kilometrų, bet kai artėsim ten jau gal bus kažkaip tai, nežinau, žodžiu, tiesiog plaukimas, tiesiog visą dieną plauki, tai ir lengva, ir nelengva, ir užknisa, ir smagu. Visą dieną yra tavo rūpestis vienintelis, plaukti ir kloti, surinkti tų kilometrų, pasimėgauti gamta, pakvėpuoti grynų orų. Labai paprasta mūsų dienotvarkė. Na, žiūrėk. Diana, kitą paspausiu. Tu pajausit, kaip atsigausi. Šitaip. Gaivini šitus? Ką? Briedžius gaivini? Gaivinu, jie vargšiukai pavargo. Vargšiukai jie pavargo. Man reikia atgauti juos. Nes liksiu viena. Ir taip iš moterų likau viena. Vyrai, aš ir mano vyrai. Gerai skamba. Neblogai. Yra filmas, lietuviškas, žinai? Jo, ir ten kiek 4 vyrai. Tai jūs esat filmas. Aš esu filmas. Moteris ir 6 jos vyrai. Pagaliau ne vanduo aplinkui, o krūmai. Sustojam papietauti, dabar yra... Kiek dabar valandų? Be 15:02, o nuplaukėm kiek kilometrų? 25 kilometrus nuplaukėm, beveik. Tai taip šiandien turim. Einam pažiūrėsim pietų gamybą. Akimis valgau. Kas šiandien pietų? Turėtų omeny šitą, ar ne? Nuostabūs sumuštiniai. Su lietuvišku sūriu. Rokiškis ar koks čia? Nežinau. Agurkai. Germanta. O čia vyksta dar elektros gamyba iš saulės. Negaliu atsidžiaugti iš tikrųjų, kaip smagu kartais yra pasigaminti elektros pačiam, būtent kažkur tai. Tai pasiteisina tos saulės baterijos, kad ir jos ilgai krauna, ten reikia kuo didesnių, kad jos geriau krautų, bet vis tiek neliksi be elektros, tai tas džiugina. Po tiek daug priešinio vėjo atradom ramybę, bet mes suprantam, kad esam posūkyje ir dabar ten truputį mums užstoja vėją ir tuoj mes vėl grįšim prieš tą vėją, bet norėjau pasidžiaugti tuo džiaugsmu, kol nėra to vėjo. Patinka tau per vėją ir klot? Geriau visą laiką būtų taip. Tikėjaisi, kad bus tokios bangos Nemune? Tikrai nesitikėjau. Tikėjaus labai ramaus plaukimo, bet gavosi realiai atvirkščiai vien tik neramus plaukimas. Tai dabar laukiu, kada bus ramu. O dėl ilgio laiko irklavimo per dieną, kaip galvoji, kiek reiks per dieną irkluot? Maniau, mes panašiai ir irkluosim, tik tai galbūt ne tokiu stipriu tempu, ne taip skubėdami ir tenka padirbėti. Bet įveikiama. Įveikiama tikrai. Bet ne visiems, kaip vakar supratom. Vakar diena parodė, kad ne visiems. Ai, čia rusiškas? Baigėsi ramybė, vėl vėjas grįžo. Dar pasienietis mus sustabdė, davė pastabų, kad per daug įplaukėm į centrą Nemuno. Sako, laikykitės dešiniau. Labai maloniai viską paaiškino, paprašė, perspėjo. Tai gerai, laikysimės dešiniau. Nes, nu jo, vietomis pats mačiau, kad jau taip truputį artėjom prie to rusiško kranto, o sako, negalima. Gali paskui baigtis liūdnai. Priplaukėm galiausiai Panemunę, nors jau galvom gal stot reikia prieš ją, bet dabar, žodžiu, priplaukėm Panemunę, dabar judam į Pagėgius ir judam kažkur stot nakvot. Šiandien bus kilometrų daug ir vėl vėlai baigsim. Nu, bet šitas žygis toks. Gal paskutiniam 2 dienom bus poilsio daugiau. Ne gal, manau, kad tikrai reikia organizuoti poilsio, nes chebrytė nusikalus bus po savo atostogų.
Čia gerai Lietuvai padaryta. Sveikutis. Kaip jūs? Mes gerai mes. Kaip jūs? Praplaukėm tiltą ir mes atgal plaukiam. Mūsų vėjas neša atgal. Ne, atgal nenoriu. Ne, paleiskit. Tai ieškosim dabar kur miegoti, kur nakvoti. Pravažiavom tiltą, praplaukėm vieną iš paskutinių, dar ten vienas yra kažkoks, ten turbūt traukinių ar komunikacijų, nežinau. Bet judam toliau. Pavargai? Nu ką, laukiniai, tikrai laukiniai. Šiandien baigiam plaukti, nežinau, kelintą mes baigiam plaukti. Kokia 9, pusė 9 gal dabar yra. Pusė 10, gaminamės jau vakarienę, statomės nakvynę. Labai susivėlinom šiandien. Einam gal čia palei krantą truputį. Jau saulė nusileido į debesis. Dabar dar kalbu priešui saulę, ten jinai debesyse leidžiasi. Tai nuplaukėm šiandien 56 kilometrus, gal ten 57 net. Tai daugiausiai, bet ir irklavom turbūt ilgiausiai. Nes čia labai daug, labai ilgai. Ir vat esam labai vėlai, taip net nepadoriai vėlai, nes jau dabar gaminti valgyti, čia toks jau... Ir ta vieta tokia dar šiaip sau, nes nebebuvo jau laiko jau ieškoti toliau dar kažkokios geresnės. Šiaip čia visos tokios nedėkingi krantai. Nuo Panemunės tokie visi brūzgynai ir nėra nieko gero, kur galima būtų sustot pernakvoti. Kažkokį tai radom tokį laukelį, pernakvosim ir rytoj minsim toliau. Čia jau paskutinius kilometrus, kiek plaukiam, mus jau lydėjo, šalia krantą plaukė lietuvių pasieniečiai, nežinau kodėl, nes taip jau mus labai lydėjo, bet malonus jau buvom išlipę, kai ieškoti vietos, tai pakalbėjom. Nelabai čia žinau tas vietas, dar kažką klausim, gal kažką sakom, parekomenduosit. Sako, čia nieko nėra, nieko. Tai, aišku, ir parekomendavo, tai kad čia tiesiog nieko nėra. Atplaukiam, jau dabar čia toksai biški kažkai jau toksai, jau yra tas momentas, kai kažkokia įtampa atsiranda toksai. Žmonės pavargę, pikti, nori valgyti, nori miego, šalta, sunku, nes tikrai raumenukai jaučiasi visiems, čia koks tu bebūtum, bet tokio veiksmo tu nesidaręs, kad visą dieną irkluoti. Tai tikrai yra jau jaučiasi, kūnas jau jaučia, kad dirbo, o ne ant šezlongo gulėjo. Tai va, 3 dieną tokio intensyvaus irklavimo ir turim kiek mes nuvažiavę, nuplaukę 160 gal kilometrų bendroje sumoje, tiek nėra gal. Žodžiu, apie 160 kilometrų nuplaukę ir tas tikslas Nida labai jau darosi ranka pasiekimas. Dabar mes esam ties Pagėgiais prie Nausėdų kaimo. Tai čia nežinau, Nausėda, ne Nausėda, bet prie Nausėdų kaimo. Tai iš ten prasidėjo truputį susipainiojau su pavadinimais, sakiau, kad čia dabar yra Pagėgiai. Žodžiu, Pagėgiai ne prie Nemuno susipainiojau. Man tas susipainiojo tas miestas, kaip ten tas Tilžė, Karaliaučius, jau ten rusiškas tas miestas. Apsikarstė raidėm, vėliavą įsikėlė. Nustebau, kodėl Lietuvos trispalvės nėra. Tokios irgi gražios, didelės, kad būtų Rusijos vėliava ir Lietuvos vėliava, bet ten tik Rusai įsikėlė. Bet smulkmena. Gerai, einam dar paklaus gal žmonių, kaip nuotaika, jeigu dar kažkiek tai kalbės, eisim valgyti, miegoti. Dar man labai patinka šitos trispalvės, kurias pritaisiau prie kanojų. Atrodo taip labai kažkaip vienodai ir, gražiai. Trispalvės visada gražiai atrodo. Čilinkšt. Kaip šiandien diena? Sunki labai. Pavargom iki nakties čia irklavom. Kaip jauties dabar įveikęs tą šiandienos atstumą? Kaip senjoras. Kaip senjoras? Kad ir ką tai bereikštų. Čia, kad kalikų būrelis. Tu čia kelią uždarėjom? Kaip diena šiandien? Gerai va. Statybų inžinierius stato būstą, pamatytų dėstytojai, ką aš čia darau. Šalosas. Tai klausyk, mūsų projektus kopijuoji. Kaip kopijuoji? Filmuoji be patento jokio. Pastatytum jau pats? Dar nežinau. Man reikia, kad išrašytų kokį
atestato ar sertifikatą šitie statytojai, tada gal. Dabar kol kas dar neleidžia. Juoda darbis kol kas. Kol kas leidžia tik laikyti kuolus, bet dar prie Vilnių neleidžia Va, prisiliesti. kadangi toks aukštas, tai labai gerai kuolams laikyti. Jis ir pakelt galėtų. Čia Gerai, tiek visi meistrai, kad galim drąsiai. Gerai, statykit, netrukdau. Pezalais netrukdau. Einam dar pakalbinsim kalnų žvirblį. Ką tu kalnų žvirblį? Nu ką, žvirblis kaip šiandien diena? Nu, sunkiai. Nežinau. Viena mergina likus ir taip kankina, ne? Taip, kankina. Kojos sušalo pirmą kartą. Drėp viską tiesą. Kojom šalta. Buvo gražių pievelių. Simonas sakė, blogai, tai tik pieva, važiuojam toliau. Tai dabar va, visokie barščiai auga. Nu, vien žodžiu, nežinau. Bet visi gyvenimas šviesus ir gražus. O mes kur einam iš viso rytoj? O tu šitam už čia mėgosi? Ne, mane berniukai sakė priims. Ai, super. Aš pas berniukus mėgosiu. Tai užsigandau galvom. Mama, nepyk, pas berniukus mėgosiu. Dar galiu parodyti, kas vakarieniai šiandien. Šiandien vakarieniai svogūnai. Kas gali būti geriau svogūnus? Tik svogūnai. Ai, dar prieš tai čia kažkas man sakė, kad nudegiau labai čia, va čia baltą juostą ir dar akinius nudegiau. Tai rytoj jaučiu plauksiu be akinių, nes paskui Nidoje išlipsiu toks kaip ateivis čia su baltais pakeis. Ne, nereikia. Viskas, atėjo labanakt ir iki pasimatymo rytoj. Ir nežinau, kad aš ten kelsiu, bet žodžiu iki kito video.